Auto stebuklai pristato Volkswagen Passat B5. Kėbulas štai toks. Lakas nusilūpęs nuo kapoto. Čia padažinėtas matosi. Durelės neblogai. Čia galinė arka. Stogas taip pat pasilūpęs. Bagažinė palamdyta. Yra kablys priekabui. Brėžimas. Čia parūdyja. Iš kėbulo pusės tiek. Einam į saloną. Salonas atrodo štai taip. Veliūrinės labai malonios sėdynės. Aišku, čia truputį yra nusidėvėjimo, bet bendras vaizdas. Porankis, neišlaužytas. Viskas su juo gerai. Lubos net kritusios. Tvarkingos, švarios. Klimato kontrolė, radijas originalus. Daiktadėžė. 4 elektriniai langai. Galinės sėdynės atrodo štai taip. Vietos šitam automobilyje tikrai nemažai. Ir galas atrodo geriau negu priekis. Bagažinė. Bagažinė atrodo štai taip. Pakankamai talpi. Dar atsilenkia galinės sėdynės. Tuoj parodysiu kaip. Štai taip. Paprastai. Atlenkus sėdynės bagažinė pasidaro dar talpesnė. Čia jau tikrai pakankamai vietos. Atsarginio rato vieta atrodo štai taip. Nesurūdyja niekur, niekas nesurūdyja. Atsarginis ratas, čia gesintuvas. Keltuvas čia yra. Dabar variklis. Užsiveda puikiai. Variklis dirba gražiai, tolygiai. Nedūmina. Variklis neapsitepalavęs. Tiesa, čia yra truputį tepalo. Čia per užpilimo dangtelį greičiausiai. Stabdžiai taip pat tvarkingi, čia diskai. Tikrai geros būklės. O, nesimato. Kaladėlių, vienu žodžiu, kaladėlių gerai, diskai geri. Ir gera žinia yra ta, kad dabar šitas automobilis gali būti jūsų.